Prieš 13 metų buvo iššaudyti beveik visi Širvintų rajono Draučių kaimo gyventojai. Baisiausias dalykas, kai matai, kai sūnus krenta. Net prabėgus 13 metų Lietuvoje nerimsta aistros dėl to, kas ir kodėl tai padarė. Visa niekada neviešintos bylos medžiaga. Istorija, kurią šį kartą norime jums papasakoti, iš tiesų šiurpi. Iššaudyti beveik visi nuošalaus Širvintų rajono kaimo gyventojai. Spauda tai iš karto pavadino žmonių medžioklė, žudynės Draučiuose. Ir tai atsitiko ne pokario metais. Tai atsitiko 1998 vasario 15-ąją. Vasario 15-ąją 58 metų ūkininkas Leonardas Zavistonovičius Širvintų rajone Draučių kaime nušovė 8 žmonės ir dar 2 sužeidė. Vienas iš jų po savaitės mirė ligoninėje. Gyvi liko tik 2 šio 5 sodybų kaimo gyventojai. 71 Antanas Raudeliūnas ir 82 žudiko motina Juzefa Zavistonovič. Tragedija prasidėjo apie 16 valandą, tęsėsi daugiau kaip pusvalandį. Leonardas Zavistonovičius ėjo iš vienos sodybos į kitą ir savo legaliai turėtais ginklais, medžiokliniu šautuvu ir čekišku karabinu su optiniais taikikliais šaudė į beginklių žmonės. Ramutis Jancevičius, Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, tada į Draučių kaimą atvykęs praėjus 4 valandoms po įvykio. Mano karta apie karą ir apie žudynės žino arba žinojo tik iš tėvų pasakojimų, kino filmų. Ta, ką aš pamačiau ten, tai matyt viršijo mano įsitikinimus arba mano vizijas, kurios buvo išgirstos iš tėvų ir matytos kino filmuose. Tai yra, iš esmės, matyt, karas atrodo būtent taip, o ne kitaip. Tai visur kraujas, visur lavonai, gyvi verkiantys žmonės ir, na, sakykime, švelniai tariant, panika. Po reklamos matysite, kaip viskas buvo. Draučių kaimo aukų artimieji ir dabar su siaubu prisimena tai, ką tada išvydo. Bet toks buvo baisus vaizdas, ne karo metais. Vyriausybė tada bijojo, kad Lietuvoje neprasidėtų pogromai, kad lietuviai dėl Draučių nepradėtų konfliktuoti su lenkais. Yra, nu ką, tokia sąlyga, tokia mūsų dalia, kaip sakė. Šitą, kad mes čia gimėm, per daug mylim savo žemę, savo kraštą, savo tėvynę, kad galėtum kažkur tai važiuoti ar atsisakyti savo tautybės ar ko. Dievo valia tokia. Prezidentūra net prašė Lietuvos žiniasklaidos vieną dieną vėliau pranešti Lietuvai apie tai, kas įvyko Draučiuose. Prašė palaukti, kol mūsų šalyje vizitą baigs Lenkijos prezidentas, atvykęs mūsų šalies prezidentą ir visus lietuvius pasveikinti nepriklausomybės metinių progą. Leonardas Zavistonovičius nušovė atokiausioje Draučių kaimo sodyboje gyvenusius 40-metį Joną Bareiką ir jo žmoną Marytę. Jonas buvo nušautas lovoje, o Marytė tuo metu rišo šluotą. Porą vaikų neturėjo. Tada nušovė kaiminystėje gyvenusį 56 Leoną Garbatavičių. Danutė Jankūnienė, Širvintų gyventoja, nužudyto Leono Garbatavičiaus dukra. Prie durų jisai ėjo iš ar iš kaimynų, ar iš pirties, nežinau, iš kažkur ėjęs. Ir kai buvo anksčiau tos spynos užkabinamos ir taip užsidaro, jisai rakino tą spyną ir jisai nugriuvęs, barakinant duris. Atėjęs į Vrubliauskų sodybą, Zavistonovičius nušovė joje gyvenusį 38 Vytautą Vrubliauską, peršovė jo 76 metų amžiaus motiną Jadvygą ir iš Širvintų į svečius atvažiavusią 42 Vytauto seserį Zofiją. Janina Valašinskienė, Širvintų gyventoja, nužudyto Vytauto Vrubliausko sesuo. Aš vien matau krauju aptaškytas sienas ir matau, kaip visi vaistai išmėtyti, kadangi brolį matomai pirmiausia nužudė, jis gulėjo įeinant ten tokia, prieškambarys toks iš lauko ir jis gulėjo visas per visą tą kambarį, tai mamytė matomai ieškojo vaistų, o seserį rado kitam name pas Raudeliūnus. Jinai lėkė pagalbos matomai ir jai buvo kulkas, viskas sudraskyta, bet jinai dar turėjo jėgų lėkti iki ten. Iš namų išėjusią Zofiją Zavistonovičius dar kartą peršovė kaimynų Raudeliūnų kieme.
Sužeidimai buvo sunkus. Zofija mirė tą pačią naktį, Širvintų ligoninėje ant chirurgų stalo. Jadvygos Vrubliauskienės gyvybės taip pat nepavyko išgelbėti. Ji po savaitės mirė Vilniuje, Raudonojo kryžiaus ligoninės reanimacijos palatoje. Aš netekau sesers mylimiausios, brolio ir mamytės. 3 žmonių. Užėjęs į vidų, žudikas nušovė 66 sodybos šeimininkę Vandą Raudeliūnienę ir 48 jos dukrą Dalią Kalibatienę, krašto apsaugos ministerijos karininkę, gyvenusią Vilniuje. Dukra su savo šeima buvo atvykusi aplankyti Draučiuose gyvenusių savo tėvų, kurie prieš kelerius metus čia buvo nusipirkę sodybą. Atėjom pas Raudeliūnus, suradom, žinokit, Kalanuose sėdi Raudeliūnienė prie pečiuko, atsirėmus pečiuko, ruošiasi šerti, matomai gyvuliukus. Guli dukra visą kaip liepa per visą kambarį, šuo guli, nušautas ir klanas kraujo, kur mano sesutė gulėjo. Bet toks buvo baisus vaizdas, ne karo metais. Iš tiesų, ne karo metais, nors tuo sunku patikėti. Chronologiškai papasakoti įvykius, tai kas tuo metu dėjosi Draučių kaime, nėra sunku, nors ir šiurpūs įvykiai. Sunkiau bus, kai pabandysim suprasti, kodėl taip atsitiko. Leonardas Zavistonovičius, iššaudęs visus kaime buvusius žmonės, pasislėpė pasaloje prie artimiausiai gyvenusio savo kaimyno Antano Raudeliūno namo. Už šių akmenų, kad nebūtų šalta gulėti ant žvarbios vasario mėnesio žemės, iš savo namų atsinešė čiužinį. Jis žinojo, kad miške dar 4. Su ramentais po traumas vaikščiojantis Raudeliūnas, 47 metų amžiaus jo žentas Mindaugas ir 2 Mindaugo bei jau nušautos Dalios sūnus, 17-metis Vilius, Vilniaus vienuolių vidurinės mokyklos abiturientas ir 21 Tadas, Kauno medicinos akademijos studentas. Mindaugas Kalibatas, Vilnietis, Draučių tragedijos liudytojas ir nukentėjusysis. Tokių išvartų būdavo, mes vaikai labai mėgdavo į mišką eiti, tai mes į mišką ir ėjom, kaip ruošiam tas išvartas, tokias išgriuvusius beržiukus, tokius dėjom į krūvas. Išgirdę šūvius kaime, vyrai liovėsi rinkę malkas ir pasuko namų link, nors buvo tikri, kad šaudo brakonieriai. Kaimą supantį mišką kaip savo medžioklės plotą buvo išsinuomojęs elitiškiausias Lietuvos medžiotojų klubas. Tas pats, kuriam priklausė šalies prezidentas Algirdas Brazauskas, Seimo narys Kazys Bobelis, ministrai, ligoninių vyriausieji gydytojai, įmonių vadovai. Tame pačiame miške dažnai šernų šaudydavo ir brakonieriai, todėl šūvio garsas Draučių gyventojų nestebino. Bet tąkart Antanui Raudeliūnui ir žentui su 2 anūkais buvo neramu, nes šūviai girdėjosi iš kaimo. Išėję į pamiškę vėl išgirdo šūvius. Nematė, kas šaudo gulėdamas už akmenų, bet suprato, kad šaudo į juos. Mindaugo sūnus Vilius ėjo pirmas. Baisiausias dalykas, kai matai, kai sūnus krenta. Ir gal jį nebūtų nušovę, jeigu jisai nebūtų bėgęs prie manęs, mane pašovė, pirmiausiai mane pašovė. Aš gal nuo smūgio ar kaip, nuo kulkos, kažkaip šonu. Bet pataikyta tiesiai širdį buvo ir man. Bet kažkaip tai šoną išplėšė į gabalą. Surikau, sūnus pradėjo bėgti prie manęs. Tai už 4 prie jo prišliaužiau. Akis užmerkiau, tik vieną žodį išgirdau — tetę. Ai, tada kai sūnus krito, aš pamačiau šitą Zavistonovičių su 2 šautuvais, jisai ėjo jau prie manęs, kaip mane pribaigti atseit. Nežinau, iš kur tų jėgų atsirado tiek. Pašokau. Ant jo šokau. Tada pradėjau šaukti sūnų. Iš pradžių sūnų šaukiau, kad bent vienas gyvas liktų. Bėk į mišką. Paskui pradėjau šauktis, netoli gal buvo nubėgęs. Bėga. Tada atėmėm iš jo šautuvus šitos.
Aš iš vienos pusės su buože, jo nešovė. Trink pilvašiam kažkur tai taikiau, gal petį čia kažkur tai. Sūnus tai kaip buožė, tai net ta buožė suskilo. Parverta jisai. Pradėjo rėkti, iš ką jį muša. Sužeistas Mindaugas liepė sūnui Tadui bėgti į kaimą, pakviesti namiškių. Pats peršauta krūtinė, kulka nekliudė gyvybiškai svarbių organų, liko klūpoti prie Viliaus. Dar manė, kad nuvežus į ligoninę sūnų būtų galima išgelbėti. Uošvis su ramentais užgriuvęs jo paties šautuvų buožėmis sudaužytą užpuoliką neleido jam atsikelti. Parbėgęs Tadas pasakė, kad kaime nebėra gyvų žmonių, visi iššaudyti, net senelių vilkšunis. Gal išgyvenau per tos metus, tai pasakyti, tą vieną dieną viską nupjovė. Ir sūnus, ir žmona. Aš ten lakščiau, žiūrėjau, kėliau vieną, kitą. Tas vaizdas, man sakau, dabar akyse stovi ir visas tos patalpos ir visas kraujas šitas. Draučių kaime telefono tada niekas neturėjo, mobiliųjų taip pat. Pats sužeistas, Mindaugas nebeatsimena kaip, bet sūnų paguldytą ant galinės automobilio sėdynės, tada nuvežė į Širvintų ligoninę, nuo Draučių esančią už 15 kilometrų. Keista toj ligoninė, aš privažiavau prie pat priimamojo. Niekas man tai nepadėjo, ten nieko, aš pats tempiau, paskui pamatė, kad aš nepatempiu, tada kažkas išėjo, man padėjo jį ištraukti iš tos. Ir ką pasakė, kad negyvą atvežė. Manis pradėjo klausinėti telefoną, adresą. Iš ligoninės priimamojo buvo pranešta policijai, pareigūnai ir medikai išvažiavo iškart. Netrukus ligoniniai per raciją buvo pranešta, kad iš Vrubliauskų namo atveža dvi, dar gyvybės ženklų turinčias moteris, motina ir dukra. Jau sakėme, Zofija Vrubliauskaitė mirė tą pačią naktį Širvintų ligoninėje. Jos mama po savaitės Vilniuje. Draučių kaime tą vasario 15-osios popietę buvo nužudyta 10 žmonių. 9 Leonardo Zavistonovičiaus aukos, 10 jis pats, žudikas. Naktį policijos rakintomis rankomis miręs Širvintų ligoninės priėmimo kambaryje. Jam taip ir nespėjo suteikti pirmosios medicininės pagalbos, nes tie keli gydytojai tą naktį budėję mažoje rajono ligoninėje pirmiausiai pagalbą teikė Leonardo Zavistonovičiaus aukoms. To, kas dėjosi tą naktį, nedidelės rajoninės ligoninės medikams buvo per daug. Tiek lavonų ir tiek sunkiai sužeistų, kuriuos reikėjo nedelsiant operuoti, ligoninėje nėra buvę vienu metu. Ona Garnienė, Širvintų ligoninės priėmimo kambario sanitarė. Buvo kraupu, kraujas bėga, žiūrėt sunku buvo ir gavom žinias vėl, kad vėl veža, vėl daugiau atveža, vėl pasiruošta operacinė ir tėvai verkė, rėkė visi, suvėję giminė suvažiavo, buvo. Baisu buvo kraupu. Visą naktį dirbam tada, o kraują nešėm, kiberais pylėm į lauką. Kad šis įvykis neeilinis visiems aišku, tiek aukų, visas kaimas išžudytas. Bet svarstymus, ar tai iš tiesų tik šiurpus kriminalinis nusikaltimas, skatina keli faktai. Kaimas išžudytas vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės dienos išvakarėse. O tais metais Lietuva šventė 80-asias nepriklausomybės paskelbimo metines. Visi nužudytieji lietuviai, žudikas Lenkas. Kas tai, sutapimas? Ar iš anksto kažkieno suplanuotas teroro aktas prieš lietuvius ir atkurta nepriklausomybė? Prezidentūra ir vyriausybė baiminasi, kad dabar Lietuvoje gali prasidėti linčo teismai, kad dabar lietuviai, keršydami už Draučius, gali pradėti žudyti Lietuvos Lenkus, kurių nemažai gyvena rytų Lietuvoje. Labai jautriai į tai reaguoja prezidentūra. Spauda vėliau rašys, kad vasario 16-ąją prezidento Algirdo Brazausko atstovas spauda Jonas Rekešius kreipėsi į Lietuvos valstybinį radiją ir televiziją, prašydamas sulaikyti informaciją apie skerdynes. Visi supranta, kad taip galėjo būti dėl to, kad vasario 16-ąją pasveikinti šalies prezidento ir visos šalies gyventojų 80-ųjų nepriklausomybės metinių proga
buvo atvykęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvasnievskis. Į šį prašymą atsižvelgta nebuvo. Visa Lietuva apie Draučių skerdynės pirmą kartą išgirdo per Lietuvos radiją vasario 16-ąją. Kad situacija iš tiesų buvo įtempta, liudija ir tai, kad tą pačią vasario 16-ąją, nedarbo dieną, premjeras Gediminas Vagnorius sudarė vyriausybinę komisiją, kuri įpareigota ištirti tragiškus įvykius Širvintų rajone. Mano žiniomis tai yra berods vienintelė komisija, vyriausybinio lygio komisija, kuri buvo sudaryta. Užduotis tos komisijos buvo pakankamai aiški. Vienas klausimas, ar tai yra kriminalinio pobūdžio nusikaltimas, ar tai įvykis susijęs, sakykime, švelniai tariant, turi politinį atspalvį, nes pačios nusikalstamos veikos data, manau, daugeliui keltų įvairių abejonių. Ta pačią dieną, vasario 16-ąją, vidaus reikalų ministras siunčiamas į Draučius nužudytųjų artimiesiems pareikšti užuojautą Lietuvos vyriausybės vardu. Prezidento užuojauta skaitoma per radiją ir televiziją. Vidmantas Žemelis, politikas, Seimo narys, buvęs vidaus reikalų ministras. Man teko kalbėti su visų nužudytųjų artimaisiais, išreikštų užuojautą, tai buvo labai sunku. Padaryti buvo sunku. Kartu su užuojauta ministras perduoda ir premjero sprendimą. Vyriausybė padengs visas tragiškai žuvusiųjų laidojimo išlaidas. Buvęs ministras neužmiršo, apie ką tada kalbėjo į laidotuvę susirinkę žmonės. Buvo tokios nuomonės, kad čia Lenkų tautybės žmogus, kad čia gali būti susidorojimas su lietuviais, kaip tik tai išvakarėse prieš vasario 16, tokios kalbos buvo. Visi šalies laikraščiai smulkiai aprašo nužudytųjų laidotuvės. Vilniuje gyvenusi krašto apsaugos ministerijos vyresnioji leitenantė Dalia Kalibatienė, jos 17-metis sūnus Vilius ir motina laidojami Salininkų kapinėse prie Vilniaus, nes Salininkose šeima gyveno. Visų trijų karstai uždengti Lietuvos trispalvėmis. Karstus neša garbės sargybos kuopos kariai. Laidotuvių dieną Salininkose ant namų buvo iškeltos Lietuvos valstybės vėliavos su gedulo kaspinais. Laidotuvėse dalyvauja krašto apsaugos ministras Česlavas Stankevičius, daug kariškių, politikų, Seimo narių. Valdžios vyrai prie kapo duobės sako ugningas kalbas, vos tramdo ašaras. Bus išsiaiškinta, kodėl pralietas nekaltų žmonių kraujas. Jų artimieji sulauks ir valstybės, ir asmeninės laidotuvėse dalyvavusių politikų paramos. Štai kaip tą paramą po 12 metų prisiminė žmogus, tąkart laidojęs žmoną ir sūnų. Buvo, aišku, užuojautų visokių, tai pažadų kažkokių, tai pažada vieną atsimenu Zingeris apsikabinės. Jeigu jau tau kas blogai bus, tai tu man tik paskambink, aš iš karto kažką tai padėsiu tau viską. Atsimenu, po metų man kaip ir nelabai gera buvo. Paskambinau tai jisai ir, kaip pasakyti, jisai net ilgai reikėjo aiškinti, kas aš toks esu iš vis. Nu tai aš ilgai nekalbėjau, padėjau ragelį ir baigęs to kalbą. Kitos žudynių aukos palaidotos Širvintų rajono Kernavės kapinėse. Laidotuvių dieną Širvintų rajone buvo paskelbtas gedulas. Ta pačią dieną Vilniaus rajono Dūkštų kapinėse palaidojamas Leonardas Zavistonovičius. Laidotuvėse dalyvavo tik jo dukra ir brolis. Karstas buvo atvežtas tiesiai iš morgo ir greitai užkastas. Visa Lietuva tomis dienomis laukė, ką pasakys vyriausybės sudaryta komisija, kai bus paaiškinta, kodėl buvo pralietas nekaltų žmonių kraujas. Vyriausybinės komisijos narys, Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, tuomet per televiziją kalbėjo Lietuvos žmonėms. Aš šiandieną ir pats savo užduodu daugiau klausimų, negu galiu iš tos klausimus atsakyti. Atvejas yra tikrai neeilinis, išimtinis atvejas ir meldžiu vėlgi Dievą, kad nepasikartotų. Ir aš viešai kreipdamasis į visus pažadu, kad tas tyrimas bus atliekamas kaip įmanoma greičiau. Tikroji diskusijų audra prasidėjo Vilniaus apygardos prokurorams prasitarus apie pagrindinę tyriamą versiją. 58 metų Leonardas Zavistonovičius tokį žiaurų nusikaltimą padarė dėl sutrikusios psichikos. Vyriausiasis apygardos prokuroras žurnalistus tikino, kad jų turimi duomenys šią versiją rimtai pagrindžia.
Bet tik paviešintą šią versiją pradėjo neigti Zavistonovičių pažinoję nužudytųjų artimieji. Jų tikinimu, Lenkų tautybės Draučių kaimo gyventojas net nebuvo panašus į ligonį. Valentina Jakštienė, Širvintų rajono gyventoja. Nužudytos Zofijos Vrubliauskaitės draugė. Tai ne tik psichikos sutrikimas, ten nežinau kas. Neapykanta kažkokia tai visam kaimui. Česlava Roličienė, Širvintų gyventoja, nužudyto Jono Bareikos sesuo, pažinojusi Leonardą Zavistonovičių. Jis buvo pats protingiausias žmogus mūsų kaime. Pats protingiausias. Mano tėvai buvo blogo, pats pirmas gelbėjo, visur vežė. Tai jau daug metų atgal, paskui Vrubliauskų tėvas. Tai 5 mėnesiai, po šito sušaudė visus. Man sunku patikėti, kadangi tas visas išdėstymas, kaip jis ten šaudė, kaip jis kas po ko tą visą seka, ir dabar tu psichiniam ligoniui liep, kad jisai gulėtų, iš kur jis gali žinoti, iš katros pusės išėjo, kur jie išėjo į mišką. Tai čia turi būti surežisuota, turi būti atraportuota ir aš nežinau net kaip pasakyti. Čia gali tai veikti, turintis neblogą protą žmogus. Prokurorų versija abejoja ir Širvintų rajono poliklinikos psichiatrė, pas kurią, norėdamas prasitęsti leidimą medžiotojo ginklą laikyti, prieš mažiau nei metus buvo atėjęs Leonardas Zavistonovičius. Konstancija Urbonienė, Širvintų rajono gydytoja psichiatrė. Buvo suskrybėlė toks žmogus, atėjęs labai mandagus, kalbėjom rusiškai, labai toks ramus, švelnus žmogus pasirodė man taip. Ir kaimynam, tarp kitko, toks jis ir atrodė. Ar kilo bent koks įtarimas, kad jis gali būti... Ne, jokio nekilo įtarimo. Jokio. Ir mes dar tada... čia va šito yra parašyta, kad mano išduota pažyma, kad psichiatrijos kabineto įskaitoje neįrašytas, nes būdavo to ir užtenka. 98-aisiais iškart po žudynių gydytoja žurnalistams sakė, kad dabar iš Zavistonovičiaus bus padarytas psichinis ligonis, nes to reikalauja visuomenės opinija. Bet toks jis nebuvo, tikino gydytoja. Anot jos, išžudyti Draučių kaimo gyventojus Zavistonovičių paskatino tautinė neapykanta. Paklauskit, ką viso Širvintos kalba, tada sakė gydytoja. Man brolienė buvo vieną kartą užsiminus, mes ten važiuodavau grybauti, prie miško gyveno. Užsiminus, kad mūsų šaudys, bijom, kad padegs, sako, tai kas, Zavistonovičius, sako, dėl, kad mes lietuviai. Tai pasiekėm dar, sakom, jau neįsigalvokite. Gal buvo grasinimai kokie. Jau jie bijojo jo. Ir po 12 metų paklausta apie tą patį. Gydytoja psichiatrė tikino, kad tada Zavistonovičių reikėjo padaryti psichinių ligonių. Aš manau, kad dėl ramybės, kad nebūtų dar daugiau eskaluojama nesantaika tarp Lenkų ir lietuvių, vietinių Lenkų, aš nekalbu apie Lenkiją. O jūs manot, čia būtent ta problema buvo? Aš nežinau, daug kas taip mano, ar aš taip manau. Nes dabar yra išlikę daug kas. Nieko nėra dar kol kas gero mūsų santykiuose vietinių Lenkų ir lietuvių. Iškart po laidotuvių. Priminsim, kad tą pačią dieną Salininkų ir Kernavės kapinėse buvo palaidotos Draučių žudynių aukos. Dūkštų kapinėse pats žudikas. Iškart po laidotuvių priimamas sprendimas Leonardui Zavistonovičiui atlikti pomirtinę, kompleksinę teismo psichiatrinę, neurologinę, psichologinę ekspertizę. Nutarta apie šį žmogų po jo mirties išsiaiškinti viską. Tikrinama buvo viskas. Nuo kriminalinio pobūdžio priežasčių iki, vėlgi padėsiu kabutės, politinio pobūdžio pasiekmių, nes vėlgi natūraliai, bet kam iškiltų klausimas vasario 16 išvakarės, tautiniai klausimai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad tų versijų šiandieną pasakyčiau, kad buvo 3, 4 ar tai 10, tiesiog sumeluočiau, buvo pakankamai daug. Draučių žudynės tyrė ne tik prokurorai ir policija. Savo išvadas surinkę informaciją padarė ir Valstybės saugumo departamento pareigūnai. Į Leonardo Zavistonovičiaus gyvenimą po jo mirties buvo pažiūrėta lyg per didinamąjį stiklą.
Po 12 metų Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras pridūrė. Šito asmens, kuris įvykdė nusikalstamą veiką, Zavistinovičiaus autobiografiją ir duomenys, ko gero geriau žinojo negu pats savo asmeninius, tuo metu žinoma. Bet tai iš tikrųjų buvo tikrinama viskas visapusiškai ir pilnai. Iš baudžiamosios bylos medžiagos. Leonardas Zavistonovičius, gimęs 1939-aisiais, Širvintų rajone. Baigė 7 klases vairuotojų traktorininkų kursus. Tarnavo tarybinėje armijoje. Dėl skrandžio ligos komisuotas anksčiau laiko. Dirbo vairuotojų. 4 metus Murmanske, vėliau Vilniuje. Buvo 3 kartus vedęs. Turi suaugusią dukrą iš pirmos santuokos. 76-aisiais, dirbdamas Vilniaus taksi parko vairuotojų, pateko į autoįvykį. Nuo 76 iki 95 dirbo Vilniaus civilinės aviacijos būryje mechanikų. Nuo 83 pradėjo aktyviai rūpinti savo sveikata. Nebesugebėjo dirbti. Visais būdais siekia gauti antrąją invalidumo grupę. Papildomą priemoką prie pensijos. Po kelis kartus per metus reikalaudavo jį nukreipti į medikų komisiją invalidumui nustatyti. Nuo 75-ųjų Leonardas Zavistonovičius buvo medžiotojas. Turėjo nuolat pratęsiamą gydytojo išduotą leidimą ginklui laikyti. Kai po mirties buvo nustatyta, kad Leonardas Zavistonovičius vis tik sirgo sunkia psichikos liga, kilo nemažas sujudimas. Kaip įmanoma, kad psichinis ligonis turėtų legalų ginklą? Kaip įmanoma suklaidinti tuos leidimus pasirašančius gydytojus? Po reklamos matysite. Po Draučių žudynių Lietuvoje grupė žmonių kvietė susirinkimus ir rašė protesto raštus generaliniai prokuratūrai. Su nerimu stebime, kaip Draučių kaimo tragedijos tyrimas krypsta į žudiko Leonardo Zavistonovičiaus pripažinimą psichikos ligoniu, kaip tam ruošiama visuomenė. Žmonės parlamentarų ir prokurorų šalies prezidento klausė, ar bent įsivaizduojate, kas dabar dėtųsi Europoje, jei lietuvis būtų iššaudęs Lenkų kaimą. Ir tai primename ne prieškario ar pokario metais. Tai 1998 Lietuva. Aš netikiu, kad jis ligonis buvo. Netikiu. Kaip gali tikėti, kad jis ligonis buvo psichiškai nesveikas, jeigu jis turėjo tos leidimus, gerai, vienam šautuvui, bet 2 šautuvam, dar su optiniu taikikliu, kaip gali duoti? Dar gyvenant su pirmąja žmona, kartą po eilinių priekaištų tariamą neištikimybę, Leonardui buvo iškviesta psichiatrinė tarnyba. Tačiau jis sugebėjo nuslopinti savo emocijas ir nebuvo išvežtas į psichiatrinę ligoninę. Konstantinas Daškevičius, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos direktorius, mokslų daktaras, ekspertų komisijos tyrusios Leonardą Zavistonovičių narys. Jis sugebėdavo apsimesti ir kontroliuoti savo tą elgesį kažkaip, nuslopinti savo tas emocijas, būtent tuo metu susikoncentruoti kažkaip. Ir būtent, kad gydytojai negalėtų pastebėti jo tos psichikos sutrikimus. 85-aisiais pirmą kartą nukreiptas ir tirtas Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje. Nuo 86-ųjų pripažintas 2 grupės invalidu. Byloje apklaustų artimųjų liudijimų visada buvęs liguistai įtarus. Dukters žodžiais, dėl mamos tai pavyduliaudavo, kad ją net sekdavo. Pirmą žmoną jis faktiškai iškankino savo pavydu. Jis neleisdavo jai ten kažkur išeiti toliau nuo namų. Jeigu išeidavo iš namo į parduotuvę, tai jis pro langą stebėdavo, į kokią gatvės pusę jinai nuėjo ir per kokią gatvės pusę jinai sugrįžta. Ir jam vaidinosi, kad žmona, iš žmonos, nuo žmonos skleidžiasi pelėsio kvapas. Ir tai buvo pagrindas jam sakyti, kad galvoti, kad jinai jau mylisi kažkur Rusiją su vyrais. Būtent. Na ir panašiai. Su antra žmona irgi labai trumpai išgyveno su jo antra žmona, nes irgi tas patologinis pavydas būtent sugadino visą šeiminį gyvenimą. Trečią žmoną taip pat jis neleisdavo net į polikliniką, kai buvo sulaužyta jos ranka, tai jis neleisdavo jai nueiti į polikliniką būtent dėl tos traumos. Stanislava Grudzinskaja, Vilniaus rajono Kiemelių miesto gyventoja, 3 Leonardo Zavistonovičiaus žmona. 7 mėnesius gyveno kartu Draučių kaime. Nepakentusi, kaip pati tai vadina, keisto vyro elgesio, pabėgo iš jo.
Iki Draučių žudynių buvo likę 10 mėnesių. Он все жаловался на соседей. Что ему, что его плохо делалось дома, а его делалось плохо. А это все же то соседи. Але он с ними не ругался, он им ничего не говорил, ничего. Iš Leonardo Zavistonovičiaus brolienės Liudmilos apklausos protokolo. Kai Leonardas jau nuolat apsigyveno Draučiuose, jis skųsdavosi, kad kaimynai nuolat išmelžė jo karves. Padarė karviai abortą, jį seka. Mes tuo netikėjom, bet su juo ginčytis buvo beprasmiška. Priešų pas jį buvo tikrai nemažai, tariamų priešų, nes dažnai jis sakydavo ir savo giminėms, ir kaimynams apie tai, kad jį persekioja kažkokie gestapininkai, komunistų gaujos, kad būtent kenkė jo sveikatai, nuodė jo gyvulius ir panašiai. Tai, kad tikrai pasigalėjo, jau pas jie buvo susiformavę faktiškai tą klydėjimo idėją, tokia sistema, kuria buvo įtraukti ne tik kaimynai ir žmonės, artimi žmonės, brolis, sesuo, tačiau ir kažkokios organizacijos, коммунисты, гестапенники. Как ложились спать, то около кровати ложил винтовку. То знаете, как то было мне? Каждый вечер, говорит, знаете, как-то мне было страшно. Это как он с ружьем спал? Да, около кровати. Bet tik pranešus, kad Leonardas Zavistonovičius iš tiesų galėjo sirgti rimtą psichikos ligą ir kad tam nustatyti bus skirta pomirtinė teismo medicinos ekspertizė, pasipylė vieši svarstymai. Ligonis 8 žmonių nužudyti negalėtų. Tuomet 9 Zavistonovičiaus auka dar buvo gydoma ligoninės reanimacijoje. Taip Respublikai kalbėjo Vilniaus universiteto psichiatrijos klinikos skyriaus vadovė. Mokslininkė teoretizuoja ir be kita ko pasako, jog vien iš žiniasklaidos pranešimų sunku spręsti, ar šis žmogus buvo sutrikusios psichikos, nes tai reikėtų išsamei ištirti. Tačiau didžioji dalis skaitytojų prisimena tik tai, kas parašyta paryškintų šriftu. Ligonis tiek nužudyti negalėtų. Jau nuo 80 metų faktiškai jis pakliūdavo į gydytojų, neurologų, gydytojų, psichiatrų dėmesį ir gulėjo, 2 kartus net gulėjo Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje, vasaros 5, be to 91 metais, gydytojai neurologai jam nustatė labai ryškus neurologinius sutrikimus. Faktiškai buvo nustatyta žydinčią tokią neurologinę simptomatiką, kuri turėtų sukelti psichikos sutrikimus. Tai niekada nebuvo viešinta. Kiek laiškų, kreipimųsi ir pareiškimų tada iš visos Lietuvos gavo prokuratūra. Jie buvo rašyti generaliniam prokurorui, teisingumo ministrui, užsienio reikalų ministrui, Seimo nariams. Visi jie pridėti prie bylos, kai kuriuos pacituosim. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos valdybos atviras laiškas. Zavistonovičiaus veiksmai žudymo metu nebuvo panašūs į staiga pamišusio. Veikiau į fanatiko manijako iš anksto suplanuotą ir apgalvotą teroro aktą. Būtų klaida, jei žudynių bylą tyriantys prokurorai apsiribotų vien Zavistonovičiumi ir leidimo laikyti ginklus išdavimo teisėtumu. Akivaizdu, kad žudikas veikė tautinės neapykantos apakintas. Ta neapykanta viskam, kas lietuviška, Lenkų tarpe kursto autonomininkai, tapę Lietuvos Lenkų sąjungos ir Lenkų rinkimų akcijos vadovais. Atkreipiame prokuratūros dėmesį į tai, kad žudynių Draučiuose braižas yra panašus į armijos Krajovos vykdytas žudynės Dubingio apylinkėse ir medininkų žudynės. Michal Mackevič, Lietuvos Lenkų sąjungos pirmininkas, Seimo narys, išrinktas Širvintų rajone. Politiko tikinimu tokius kaltinimus jis girdi dažnai ir tai jau nebestebina. Jau nestebina. Yra, ką, tokia sąlyga, tokia mūsų dalia, kaip sakė. Kad mes čia gimėm, per daug mylim savo žemę, savo kraštą, savo tėvynę, kad galėtum kažkur tai važiuoti ar atsisakyti savo tautybės ar ko. Dievo valia tokia. Esame Lenkai, gimėm Lenkai Lietuvoje ir mirsim Lenkai Lietuvoje. Ir kitaip būti negali.
Iš Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių Kauno Kalniečių skyriaus visuotinio susirinkimo kreipimosi į generalinį prokurorą. Su nerimu stebime, kaip Draučių kaimo tragedijos tyrimas krypsta į žudiko Leonardo Zavistonovičiaus pripažinimą psichikos ligonių. Kaip tam ruošiama visuomenė? Ar bent įsivaizduojama, kas dabar dėtųsi Europoje, jei lietuvis būtų iššaudęs Lenkų kaimą? Liudvika Naginevičienė, buvusi Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių Kauno Kalniečių skyriaus pirmininkė, pasirašiusi šį kreipimąsi. Šitie įvykiai mus labai sukrėtė ir dėl to mūsų partijos visuotiniam susirinkime buvo priimtas toks kreipimas. Mes norėjome atkreipti dėmesį, kad būtų atliktas objektyvus tyrimas ir dėl to kreipėmės į prokuratūrą ir į Seimo komitetą ir apskritai į Seimūnus. Dėl kiekvieno tokio laiško, pareiškimo ar susirinkimo kreipimosi apygardos prokurorai turėjo rašyti atsakymus generaliniai prokuratūrai. Visi tie atsakymai panašus. Pranešame, kad pareikšti teiginiai, jog Širvintų rajono Draučių kaimo tragedijos metu Lenkų šovinistas Zavistonovič veikė tautinės neapykantos apakintas ir autonomininkų antilietuviškos propagandos įtakoje, yra nepagrįsti. Prokuroras, galiu pasakyti, net ir šitoj byloj negali savo užduoti klausimą, tikėti ar netikėti. Ir jeigu prokuroras, tirdamas bylą, sakykime taip, užduos savo klausimą tokį, aš šito žmogum tikiu arba netikiu, tai aš manau, kad tą pačią dieną toks prokuroras turėtų būti palaisvintas iš prokuratūros ir be teisės grįžti į tarnybą. Prokuroras turi vertinti vieną paprastą dalyką - surinktus įrodymus. Ir tų įrodymų pagrindų daryti išvadas. Tyriant bylą nustatyta, jog Zavistonovičius sirgo lėtinę progresuojančią psichikos ligą, organiniu kliedesiniu, panašiu į šizofreniją, sutrikimu, dėl kurio negalėjo suprasti savo veiksmų ir jų valdyti. Duomenų, jog Zavistonovičius būtų kėlęs nacionalistinį tautinį klausimą, nėra. Zavistonovičius buvo katalikas, nepriklausė jokiai religiniai sektai, nei atvirame laiške minimai sąjungai. Ir jeigu tie patys kaimynai, kurie žinojo ir girdėjo tos grasinimus, žinojo apie jo tokius psichikos sutrikimus, būtų pranešę arba policininkui, arba poliklinikos gydytojui, psichiatrui apie tokį elgesį neadekvatų, tai buvo galima išvengti šitos tragedijos. Na ir giminės be abejo čia daug kalties turi prisimti ir giminės Zavistonovičiaus, nes jie jau nuo faktiškai 78 metų stebėjo pas jį tokius psichikos sutrikimus, rimtus psichikos sutrikimus. Ir apie tai nepranešdavo gydytojams. Mes susitikome su visais Leonardo Zavistonovičiaus artimaisiais, jo brolio šeima, jo vienintelė dukra. Gydytojo eksperto komentare buvo priekaištų ir artimiesiems, ir netgi tiems patiems aukomis tapusiems kaimynams. Bet ar lengva, ką nors keisto pastebėjus tėvo ar kito šeimos nario elgesį, pranešti policijai, psichiatrams? Ir kas nuo to pasikeistų? Su Leonardo Zavistonovičiaus dukra susitikome ne jos namuose ir ne darbo vietoje. 41 metų amžiaus, ištekėjusi, augina 2 vaikus, medikė. Sakė, nei bendradarbiai, nei vaikai nežino, ką 98-aisiais padarė jos tėvas, vaikų senelis. Žinot, čia, kaip sakyti, ta istorija, ta visa tragedija, tai man asmeniškai. Jau, kaip sakyti, kryžius visam gyvenimui, skausmas. Ir man atrodo, kaip sakyti, nepraeistas dalykas. Aišku, labai skaudu, kad būtent mano artimas žmogus tai padarė. Padarė tokį skausmą kitiems žmonėms, kad dėl jo kalties žuvo tiek žmonių. Dukrai sakėme, kad visi iki vieno mūsų apklausti nužudytųjų artimieji ir šiandien jau išgirdę ekspertų išvadą, jog tėtis sirgo sunkia liga, negali tuo patikėti ir turbūt jau niekada tuo nepatikės, nes jos tėvą prisimena labai praktišką, racionalų ir žino, kad net žudydamas, ekspertų tikinimu, gindamasis nuo tik jam vienam matomų priešų, elgėsi kaip patyręs taiklus šaulys. Galbūt ir nesistebiu, nes
aš dar kartojusi, kad jisai nebuvo panašus į tą tokį, kaip sakyt, klasikinį psichinį ligonį. Ir čia būtent reikėjo su juo pagyventi. O jeigu žmonės ten, žinot, matydavosi ten vieną kartą į savaitę ir, aišku, matydavo jį sveiką, gerą, linksmą žmogų, geranorišką, kuris ir padėdavo, ir bendravimą, jis aplamai toks mėgėjas buvo pabendrauti. Dar vienas argumentas negalintiems patikėti, kad Leonardas Zavistonovičius matė tai, ko nematė niekas kitas. Iš baudžiamosios bylos, apžiūrint po žudynių Zavistonovičiaus namus, buvo rastas lenkiškas laikraštis, kurį jis prenumeravo, ant kurio Zavistonovičiaus ranka, ekspertai tai patvirtino, tušinuku buvo užrašyta: sekmadienį 16 valandą mačiau daug dievuliukų. Byloje nustatyta, kad kaimynų žudyti jis pradėjo sekmadienį po 16 valandos. Tiesiog negaliu įsivaizduoti, jeigu ką jauti tie žmonės, aišku, tai čia ir didžiulis skausmas, ir neapykanta mano tėvui, galbūt ir man, aišku, kad kažką negalėjau padaryti, kad tai neįvyktų. Gavus teismo medicinos ekspertizės aktą apie Leonardo Zavistonovičiaus sveikatos būklę, prokuratūroje buvo rimtai svarstoma, ar nereikėtų iškelti atskirą baudžiamąją bylą Širvintų rajono gydytojams pasirašiusiems pažymą. Ten yra net 7 gydytojų parašai, jog Leonardas Zavistonovičius galėjo turėti ginklą. Bet Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos savo pažymoje parašė tokią išvadą. Širvintų rajono poliklinikos gydytojai neturėjo objektyvių duomenų, neturėjo medicininės dokumentacijos apie Zavistonovičiaus sveikatos būklę. Jo klėdesinio pobūdžio psichikos sutrikimai galėjo būti užslėpti ir neįmanomi pastebėti vienkartinės apžiūros metu. Juolab, kad Zavistonovičius neigė psichikos sveikatos ir neurologinius sutrikimus praeityje. Išanalizavus gydytojų rašytus pasiaiškinimus, galima daryti išvadą. Gydytojai pasitikėjo pacientu. Juos suklaidino dar ir tas faktas, kad Zavistonovičius jau daug metų turėjo leidimą medžiokliniam šautuvui ir kreipėsi tik dėl pratęsimo, dirbęs vairuotoju. Gavus šią išvadą, byla šioje dalyje buvo nutraukta. Po Draučių tragedijos sveikatos apsaugos ministro sprendimu Lietuvoje buvo sugriežtinta leidimų turėti ginklą išdavimo tvarka. Šis skaudus įvykis paspartino psichikos sveikatos centrų kūrimą visoje šalyje. Ilgai buvo baiminamasi, kad po Draučių skerdynių čia niekas nesiryš gyventi. Po tragedijos kaime dar kurį laiką gyveno tik viena likusi Zavistonovičiaus motina. Ji mirė 2005-aisiais, 89 metų amžiaus. 2010 rudenį Draučių kaime jau gyveno 2 šeimos, atsikėlusios iš kitur. Šiurpi kaimo istorija jų negąsdina. Visa tiesa apie 99 sausio 25 vakarą, kai prie savo namų Panevėžyje buvo nušautas prokuroras Gintautas Sereika. Tai buvo toks klaikus momentas, pakeitęs visą tolimesnį gyvenimą. Už ką Lietuvoje šaudomi prokurorai? Įvykiai sukrėtė Lietuvą kitą ketvirtadienį 19:10 per LNK.